Vyriausybė yra numačiusi pelno mokestį taikyti ir žemdirbiams, kurie iki šiol nuo jo buvo atleisti. Jeigu Seimas priims įstatymo pataisas, nuo kitų metų žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės mokės pelno, o ūkininkai pajamų mokestį. Žemdirbių savivaldos organizacijos tvirtina, kad paprasčiau būtų padidinti mokesčius už žemę, nei įvesti naują mokestį. Numatoma, kad ūkininkai ir žemės ūkio bei kooperatinės bendrovės daugiau kaip pusę pajamų gaunančios į žemės ūkio veiklos turės mokėti pelno mokestį. Noras finansistų, kurie norėtų unifikuoti šiek tiek apskaitos sistemą visoje Lietuvoje. Tarkim, kas susijęs su žemės ūkiu, tai galbūt tie, kurie verčiasi žemės ūkiu, galėtų veikti pagal tam tikrą modelį. Arba individualios veiklos įmonės, arba uždarosios akcinės bendrovės. Žemdirbių atstovai tikina, kad naujojo mokesčio administravimas atsieis tiek pat, kiek jo bus surinkta. Turėti ūkį buhalterį, kadangi neturint buhalterio, reikia skaičiuoti amortizaciją, visas išlaidas, kitaip neskaitant amortizacijų kitų, bus labai didelis pelnas, tai praktiškai jis pasmerktas žlugimai. Dauguma ūkininkų mažesnių patys dirba ūkiai ir jis neturės netgi tų pirminių dokumentėlių, kada sunešioti tai buhalterį. Ūkininkų sąjunga ir Žemės ūkio bendrovių asociacija kreipėsi į politikus, kad užuot įvedę naują mokestį padidintų keliais procentais žemės mokestį. Taip esą būtų surinkti tie patys planuojami 60 milijonų litų. Tačiau Seimo komitetai nepritarė tokiems siūlymams. Pereiti tik tai reiškia nuo žemės mokesčių, tai savame suprantama, tai paties principo neišsprendžia. Todėl buvo nuspręsta, buvo priimtas sprendimas koalicijoje valdančioje, kad vis dėlto eiti prie unifikuotos sistemos. Pasak Kaimo reikalų komiteto vadovo, iš pradžių planuota žemdirbiams, kaip ir kitiems, taikyti 20 procentų pelno mokestį. Tačiau dabar siūloma kitais metais rinkti tik 5 procentų mokestį, per keliarius metus jį didinant iki 20 procentų. Naujo mokesčio neturėtų mokėti tik smulkūs natūriniai ūkiai.